anksti kilęs, nesigailėsi. Turim 3 kaušas, bet čia ne apie mus. Nežinai, ką filmuoti? Kaip jūs seseris gyvena? Nu gerai, tai pradėkim nuo to, kad kasam dabar jau nebe mes. Mes susiradom darbininkų, kuriems nieko nemokam. Sveiki, mūsų draugai, artimieji, gerbėjai. Labas tariame ir mūsų heiteriukams. Susitinkame po daugiau nei 3 mėnesių pertraukos. Tikimės, kad pasilgot. Šiandien su video sugrįšime į saulėtąją vasarą. Tiksliau į rugpjūčio mėnesio pabaigą. O kur buvome dingę visą tą laiką? Tai jokios sensacingos naujienos nėra. Tiesiog kartais norisi nuo visko atsipūsti. Atsipūtėm, o dabar žiūrim, kokia buvo ta mūsų paskutinė serija. Tai viskas prasidėjo nuo to, kad viduje montavome garo izoliacinę plėvelę. Sekėsi puikiai nuostabiai, na ir namelis viduje vėl pakeitė savo išvaizdą. Vėliau prasikaišėjome laidus lauko apšvietimui. Yra laidai, galima dėti ir lenteles. Dėjome vieną sieną, po to kitą sieną, na ir mus užklupo audra. Teko perskelti į vidų, o ten garo izoliacinės plėvelės sandarinimas. Na ir aišku, audra ilgai netruko, galėjome pereiti prie didžiosios laukinės sienos. Tai įdėjom, sudėjom, na ir galutinis rezultatas buvo štai toks. Važiuojam toliau. Na, mes toli niekur nenuvažiavom, bet pas mus atvažiavo žmonės iš televizijos ir nufilmavo apie mūsų sodybą laidą. Tai tokia buvo mūsų paskutinė serija, na, o dabar žiūrim, kas įvyko tą rugpjūčio mėnesį. Mūnai, kur leki, taip čia akis išdegęs? Lekiam, vėluojam truputį. Bet tu spaus. Žmonės atvažiavo labai anksti. Mes pasiskaičiavom, kad valandą maždaug jiems užtruks važiuoti, bet jie pradėjo anksčiau negu 8. O dabar pas mus kieme pilnas sąstatas. Atvykę į vietą tikrai radome nemažai transporto, na ir jau prasidėjusius darbus. Ir kasgi čia vyksta? Tai pagaliau montuojamas nuotekų valymo įrenginys. Šlovinga diena. Mūsų sodyba toj taps visiškai civilizuota ir pritaikyta 21 amžiui. Na, o dabar labai greit papasakosiu, kaip, ką ir kodėl išsirinkome. Pradžioje bandėme domėtis patys. Valymo įrenginių rinka yra ganėtinai plati. Pasirinkimas tikrai nemažas. Nu ir kaip tau paprastam žmogeliui išsirinkti? Tai skaitėm komentarus, o jų yra įvairiausių. Kas vienam tarnauja jau 10 metų, kitam yra pats baisiausias košmaras. Tai mes tiesiog nusprendėme susirasti įmonę su geriausiais klientų atsiliepimais. Jų buvo net 6. Užpildėme visiems paraiškas, na ir laukėme, kol kažkas su mumis susisieks. Jau pradėjo kasti. Mes kaip ir nieko padėti negalim. Yra gražiausias vaizdas, kaip žmogus dirba. Darbas ėjosi taip greitai, kad aš net nespėjau pasakoti. Dabar bus didinga akimirka. Tai kol grožimės šią didingą akimirką, pratęsiu pasakojimą. Iš 6 įmonių, į kurias kreipėmės, su mumis susisiekė tik 3. Na, o iš šių 3 įmonių labai konkretų susitikimą pavyko suderinti tik su viena. Atvažiavo įmonės inžinierius, apžiūrėjo vietą, pasakė, kur būtų geriausia šitą prietaisą įrengti. Na, aišku, aptarėm, kokie yra mūsų poreikiai arba kokie jie bus. Paskaičiavo kainą, kirtom rankom, na ir va, tai įvyko. Tai va tokia istorija, kaip mes išsirinkom įmonę. Viena, kas aišku, mums patinka konkretumas. O dabar ką mes čia montuojam? Tai pasirinkom valymo įrenginį Buiteka, kuris gali aptarnauti iki 7 asmenų. Tai su šituo įrenginiu taip pat kažkada norėsime aptarnauti ir mūsų būsimą namą. Tai įmonė sumontavo išsišakojimą. Tai vat kada galėsime prijungti dar kažką. Aiva, dar kol nepamiršau, tai pasirodo yra ganėtinai svarbu ir koks yra gruntas. Tai šis valymo įrenginys yra pagamintas iš stiklo pluošto. Rinkoje yra ir tiesiog plastikinių. Na, o kadangi pas mūsų aplink molis, tai tą plastikinį, bent jau kiek aš suprantu, gali suskaldyti, sugniuždyti. Na, o šitam jau tikrai niekas neatsitiks. Ir dar atsiminiau, kas mums labai svarbu. Tai galimai gali būti, kad įrenginys bus kurį laiką nenaudojamas. Tai vienas kaip iš labai svarbių tokių elementų buvo, kad tie biologiniai procesai atsistatytų
greit. Na, o dabar apie patį montavimą, tai darbai buvo atlikti labai greitai ir mums nieko nereikėjo rūpintis, tik smėlį. Tai spėju, kad viską jau papasakau. Esam dėkingi vyrukams, kurie pas mus dirbo, nes po visų kasinėjimų kiemas atrodė nepriekaištingai, bet neilgam. Žodžiu, bendra patirtis teigiama. Tai karšto žinios. Kieme nieko nebėra, o mes pagaliau turim nuotekas. Dar mums trūksta dušo ir tualeto ir visų kitų dalykų. Bet va. Dar manęs klausė, ar dėl šito vamzdžio ties kur nupjauti. Tai sakiau, ką palikti aukštesnė, jeigu norėsim kažką formuoti. Jo, prasilyginti, žinai, iš dar žemę Nupjauti spėsim visada. Jo, šiaip smėlio krūvą buvau užsakiusi 10 tonų. Ir viską ir sunaudojom. Dabar galėsim ramiai pabūti. Jo, bet eisim dirbti šiandien. Čia didysis mūsų planas išsibraukia. Jo, val. Eik tu sau! Iš to lapo. Eik tu sau! Jau šiaip lapą reiktų dėti naujus darbus. Bet dabar neturim kur pakabinti, nenorim sienų gadinti. Nepasidarėm. Tinginio valgoma verkia duonelė. Odus maitinam. O čia va, kaip tik viens tau kan. Opa, ieškom dabar ekskavatoriaus nuomai. Mini. Reikia prakasti 40 metrų tranšėją. Kem 8. Ne 40? Čia beveik 5 metrų gaunas. Ne, 31 plus ten. Nu tai kem 7, mes šiandien matavom, Ramūnai. Tai kem 7 metrus reikia prasikasti. Ir kad įmanoma su rankom. Viskas įmanoma. Ir galvom gal dar šulinį prasigilinti. Negalvojama, jau nusprendėm, jau paskambinom, tai vėl šulinis, tai pas mus atvarys. Ir dar jie įmontuos mums siurblį į šulinį. Elektros laidą nusimesim iki stulpo, kaip ir turėsim vandenį iki namelį. Turėsim vandenį, nuotekas, turėsim, čia praktiškai visas gyvenimas jau. Jau gyvenimas judi prieki. Civilizuoti būsim. Labai civilizuoti. Tai va, dabar sprendėm problemą, ieškom, kur nuomotis, kur gauti mažiuką. Tai norėtumėm patys pabandyti. Nu, aš labai Operuoti. jau čia būtų, šiandien tas operatorius kaip dirbais, taip gražiai tą smėliuką paėm, taip, atrodo, taip švelniai, taip grakščiai. Tai norėtum irgi būti netikim. Man žinok, aš susižavėjau jo darbu, galvoju, ar nereiktų man keisti specialybės. Nes man taip elegantiškai šiandien pasirodė, kad, nežinai. Tai jo, tai tokios naujienas, mes kad ir fiziškai nieko nepadarom, bet kažką padarom kažkaip kitaip. Bet aš galvoju, kad vis tiek mums reiktų eiti, žinok, biškį įsimontuoti pakalimą. Nu, padarom pradžią. Pradžia sunkiausia yra. Na, Ramūnai, pasakok. Sunku sakyti bėdas. Kad šitą lentelę reikia skelti per pusę ir tada sekančias 6 labai gražiai eis su mini tarpeliais. Jo. Tai kaip ir išsisukti. Turėjo būti kitaip, bet kažko nepaskaičiavom, vėl lentelį nepaskaičiavom. Turėjo gautis lygiai 6 eilutės su tarpeliais, bet čia gyvenimo mokais, ane? Kažkiek sykių sakėm tą patį. O šiaip abu nusprendėm, kad esam kažkodėl emociškai pavargę. Jo, tai viskas, šiandien baigiam darbus. Sveika! Tai reikia išsikasti mum vandens tranšėją. Jo, nuo šulinio iki namelio. 30-40 metrų kažkas. 47 metrai. Jeigu taip lygiai, tai iki pat šulinio, bet jau ten žvyrs yra, tai pats gausi tą metriuką dusi. Po to, nuo namelio iki stulpo raudono gofro. Kinsimės dirbti. Instrukcija mažą pasakė.
Čia pedalų yra. Šok. Rakčiukas yra, matai, ten. Tau po dešinę O ranką. čia, kad po jie parankį. yra nieka tokia? Pakelsi, nuveši ir padėsi į kitą vietą. Jau užvesni? Dar sukti? Ai. Tai čia bus tavo vienas vikšras ir kitas, ar ne? O kur stabdžiai? Nespausi gazą, nereikės ir stabdžiai. Tai aš užvedu, ne? Jis nereidės. Jo. Bandyk iki galo stumti. Vau, kaip smūtis jisai varo. Aha. Aš važiuoju! Aha. Gal tu nori pabandyti? Ne. Tai dabar atsiminkit, kaip Monika dabar dirba ir kaip dirbs po 5-8 valandų. Atink! Tai čia jau čia ir verčiu, ne? Pala. Čia ir verčiu. Tai jo, išpurenk truputį ir... O aš noriu šituos surinkti. Kodėl man neišeina taip, kaip jam vakar, taip švelniai, jisai moka prabraukti? Manau, po kiek ten 8 metų pavyks tikrai tau. Gražiai. Maksimalistė esi. Čia tokią šaknis traukiame. Tai da, perimk tą kelis kartus ir... Manau, aš pasiruošusi didžiajam miškai. Tai šitoje vietoje pasikapščiusi pusvalanduką jau jaučiausi pasiruošusi kasti griovį. Bet Ramūnui taip netrodė, tai jisai sakė dar. Grįžtant į praeitį, tai galiu pasakyti, kad tikrai šitoje vietoje nepadariau tai, ką turėjau padaryti. Bet, žodžiu, perėjau treningą ir tada jau lėkiau kasti griovą. Ai, ir šitas daiktas stabdžių neturi. Nuo čia prasidės ir iki šulinė. Aš šiandien tu, kad fiziškai nedirbsiu. Gerai. Dar... Tai nuo to pagalė yra gerai. Tai va taip va tas kasimo darbas ir vyksta. Tai aš kasiau ganėtinai neilgai, nes atvažiavo mano brolis, kuris moka elgtis su šituo daiktu. O jam darbas sekėsi kur kas greičiau. Patirtis buvo labai gera, įgijau dar vieną gyvybiškai svarbų įgūdį. Na, tik jau dabar norėčiau didesnį pavairuoti. Pamiršau paminėti, kad šis darbas turi ir savo minusų, tai visų pirma didelis garsas, na ir tas smegenį šutinanti saulė. Vargina. Tai čia kažkur panašiai šitoj vietoje tą dieną aš savo karjerą baigiau, na, o mes dar turėjom jums kai ką parodyti. Update, palauk, biškį nešvaru čia. Gal geriau biškį.
Tai va tokią vagą turim ir dabar sunkioji dalis yra iš kitos pusės nuo šulinė. Dirbam, nu čia daug aš dirbau, bet turim brolį mano, kuris biškį moka vairuoti, tai... Ir nori. Jeigu nori, tai jau ko ne, mes leidžiam pasireikšti visiems. Kaip Ramūns man leidžia pasireikšti, aš dar žinok nepamiršau to. Tai nuo šulinio iki kalniuką turime, bei čia. Tai kas čia, mums beliko 20-30%. Jo, čia labai nedaug liko tiesiuoji. Tai einam dabar tada į apačią pasižiūrėsim ir dar Ramūns sakė, noriu pamatuoti, kiek vandens gilius yra, nes pradėsim išleidinėti, nes jo, šulinys. Dar 2 įleisim. Arba 1. Taip. Sakė, kaip pavyks. Gerai, tai judam ten. Jo, pasitikrinom, kiek valandų išnaudojom šitam kasimai, tai dar tik 4. Tai čia tranšėja mūsų atrodo va taip vat, bet ten pradėjo vanduo kauptis jau. Tai... Norim nuleisti nuo šulinio truputį vandens į bačką. Čia atsargiai, tu nelipk į tą širšyną. Čia atkasi koriukų, tai yra lizdukų ir čia dabar beprotnamis vyksta. Tai kažkas klausėt, koks dabar yra, kiek mes to vandens turim ir koks tas gylis yra. Tai vandens dabar jau laisvai išleidžiam apie kubą, išpumpuojam. Ir dar lieka, ne? Jo, lieka. Tai pamatuosiu su... Šituo ir paskui pridėsim... Ką čia užteks? Užteks. Užteks. Jau pasiekiau dugną. Taigi, šlapia iki čia. Neatrodo, kad čia labai daug būtų. 4 metriukų gal kokį, ne? Laik pridėk per galą. Nu, kiek yra? Tai 1,60 m kažkas. Nu, 1,65 m. 1,65 m vandens. O šiaip buvo daugiau. Tai, o vienas žiedas yra 1,10 m berods. Ne, nėra 1,10 m, mažiau čia. Ai. 90 bus. 70. 70. Va. Nu tai va. Tai norim kuo greičiau čia pabaigti, nepabaigti, o norim pradėti. 2 pilnus turime, bei įsileisim dar 2. Arba 1. Arba 1, kaip seksis kasti. Tai o dabar einam išpumpuoti, kiek išeis. Ir rytoj jau galėsim įdėti. Jo, rytoj jau galėsim dėti komunikacijas. Galėsim, blema, kiek čia tų širšalynų. Galėsim dėti ir vandenį biškį prakasti ir po to elektrą dar ant viršus, ne? Tai pradėt traukti iš šulinio. Jo, viskas. Ai, dar šitą reikia. Dar nufilmuo gal įkris. Tu nebejuokau, Ramūnai. Koks beprotis. Gerai. Nu tai ir viskas, nežinau, šiandien jau čia atsisveikino mane. Jo, ir rytoj pratęsim. Į mišką. Sveiki. Ramūnas, kaip visada, nedaug žodžiauja. Na ir iškart eina prie darbų. Tos dienos jo misija buvo sudėti bent jau dalį vatos į lubas. Lubas šiltinome taip pat kaip ir sienas, 20 cm storio vatos sluoksnių ir naudojame tokią pačią kaip sienoms. Taip atrodė diena, kuomet atsipūtėme nuo kasinėjimo darbų. Na, o dabar grįžkim prie jų, nes grioviai patys neužsikas. Nu, Ramūnai, pasakau greitai, kas vyksta. Patsivežėm žemę. Ne žemės, o žvyriuką ten, kur buvo prie kelio kažkada senai supilta, aš prikasiau. Tai dabar tiesim čia vandens šitą šlangikę neuždėsi. Iki pat galo neužkasim, paliksim tuo, paskiau patys kažkaip savom rankom, ne? 2,5 cm vandens šlanga, čia bus sujungimas ir prie jau pompas. Jo, prie šulinį jau pačiam. Ir paskui dėsim į juostą, dabar elektrą esame įdėję juostą, kad ateityje žinotumėm. Kad ateityje žinotumėm. Tai jau vieną tranšėją užsikasėm, reiktų paminėti šitą. Bet irgi ne iki galo, kad galėtumėm čia važiuoti toliau. Tai mūsų va elektra. O
tarp vandens tuo šlangos, kaip ir pilsim truputį žvyrą, nes bijom, kad kažkas gali atsitikti, užspausti ar dar kažką. Tai Jo, kad nebūtų, tai čia turėjom žvyriuką, va, biškį prigrumdžiau, bet nesustumdžiau. Ir dar tą smėlį, kur naudojau. Viską galima panaudoti, ne? Atpirksim. Atpirksim. Tai čia jau ką išdirbau. Ai, dar vakar nieko nefilmavo apie šulinę, ne? Tai sunkiai sekės labai vaikinams, nes pas mus toksai susisluoksniavęs molis kaip betonas. Apačioj, bet... Ne, iškasti nebuvo, bet kaip gilina, kad jie sukristų vėl gražiai. Tai čia... Jo, tai sakė, jeigu kasti, tai iškart kasti tiek, kiek reikia, o gilinti yra jau sudėtingiau. Tai va. Taip, visas mūsų darbas atrodė iš viršaus. Galit nieko nesakyti, tranšėja tikrai daili. Nepaminėjom, kokio gylio kasėm. Tai maždaug, kad būtų apie metrą. Vietomis gavosi ir šiek tiek gilesnė. Turim tranšėją, na ir atėjo laikas įkloti ir vandentiekio vamzdį. Suktas žaltys papuolė, kol mes su juo susitvarkėm. Vamzdis yra, na, o tada Ramūnas viską užklojo plonu žvyro sluoksniu. Na, maždaug apie 15 cm. Tai žvyro papildomai vežtis nereikėjo, turėjom jo likusio nuo mūsų praėjusių projektų. Atlikus visus būtinus žingsnius, perėjome prie visko užkasimo. Taip. Kabelį paženklinau. Užkasiai tiek, kiek reikia. Jo, ir gali dabar viską nuo tos lentos iki stulpo dabar užkasinėti. Gerai. Gerai, super. Gerai. O vis tiek priekabą atsivežėm šito žvyro, tai mums daugiau negu priekabą atliks. Paskui gal sukabinsim atgal. Jo, tai čia jau dabar. Dauba. Gerai. Jeigu ką. Nu tai jo, tai va dirbam. Aš esu ekskavatorininkė vyriausia šeimoje. Ramūnas yra kabelių vedžiotojas. Komunikacijos ekspertas jisai yra, o aš esu tiesiog juodadarbis. Gerai. Tai dirbam toliau ir po to jau žiūrėsim tą... Jūs mūsų teisėjai. Manęs tai čia nieks negal teisti. Aš kaip antrą dieną sėdint už vairo, aš čia belia kaip varau. Gerai. Nu, tai va. Gerai, tada einam daryti. Nu, Ramūnai, kaip sekas? Gerai, įsimetam gofrą. Pasižiūrėjom, kur reikia užkasti, kokiems atrodo tragiškai, bet viskas bus gerai čia. Trust the process, ne? Jo, čia gražiai nueisim ir... O čia dabar turiu tą užkasti. Gerai, tai man tada čia atsilaisvins pravažiavimas. Super. Nu tai va, tai viskas vyksta. Yra 6 valandas jau. Ir jeigu reikės... valandų tems. Jo, ir jeigu reikės... Šitą pabaigsim tikrai. Jo, būtų gerai dar ten priekį nusikasti prie namelį. Bet ten jau su lempom galim. Gerai, kuriu ir dirbu. Viskas pakėliau juostą per, nežinau, 10 cm, 15. Ir pabaigta veičia. Nebedaug beliko. Sakiau Monikai, kad jau užvertinėta viską. Aš užverčiu truputį gofrikę ir apkasu ir stop juostą įdedu. Tai darbas toks. Monika kasa, šaunuolė. Net nenoriu pakeisti, nes puikiai darbas vyksta.
Monika apkasi, čia kažkada bus mūsų kaip ir laužavietė. Buvo šiukšlyns truputį ir nustumdėm, bet nepabaigėm, bet nustumdėm. Pabaigsim iki galo. Nepabaigėm kastis iki stulpą, bet irgi pabaigsim. Nu, dideli kalnai, bet nėra laiko. Neužilgus tamsiu už porą valandų jau bus prieblandą. Tai Monika nuvažiavo dar kur kažkada, kai pastatysim namelį, čia bus terasa. Tai koks plotas yra, dar toks pat maždaug prates. Tu esi profesionalė, 2 dienų profesionalė. O tau nebūtų patogiau, tarkim, taip atvažiuoji čia ir per kaušą, ką? Raunės. Tau dabar 108, reik suktis, o paskui tau tik pusę. Gerai. Monika pabaiginėja čia. Kažkada smėliukų užpilsim. Tai kol grandau paskutinius kaušus, galim pakalbėti apie tai, kas vyksta dabar. Tai po šių labai 3 intensyvių dienų supratom, kad namelio tikrai nespėsim pabaigti iki Kalėdų. Šiek tiek praradome motivaciją, na ir aišku, kad darbai pradėjo eiti labai lėtai. Ir prie to pačio atsiranda ir tam tikrų iššūkių. Na, o mūsų iššūkis vadinasi elektra. Kad ją daryti, tu turi tiksliai žinoti, ko tau reikia, ko tu nori. O aš niekaip negaliu apsispręsti dėl namelio apšvietimo. Tai va, ir stovim vietoj. Bet dirbam. Yra labai smulkių darbų, apie kurios kaip ir nėra ką parodyti, bet juos reikia padaryti. Aišku, filmuojam mes tas smulkmenas, bet nežinome, ar jas verta parodyti. Tiek žinių, o dabar žiūrim, kaip kiemas atrodo po mano darbų. Tai galima apžvelgti, padėti, ko nepadarė ekskavatorius, tą gal padarysim mums. Ištiesinau truputį. Jo, tai tos grumstus tokius visokius. Tai gerai, kad tą vamzdį nenupjojom. Čia galėsim dar truputį pakelti tą vietą. Jo, ateity. Po visų atliktų darbų galima sakyti, kad kiemas tikrai matė geresnių laikų. Bet manau, kad mes vis tiek puikiai susitvarkėm. Tikimės, kad mūsų video iš vasaros jūs sušildė. Na, o dabar nenumaldomai artėjant naujiesiems metams, jums linkime gerų ateinančių metų ir gražios šventės. Neprisišvęskit. Tai tiek šiam kartui. Čiau!